Šiandien neatsitiktinai apsidėliojau šitais gražiais rankšluostėliais, papasakosiu tiek apie šitus rankšluostėlius, tiek apie Japonijos istoriją ir kultūrą. Jūs matomai jau teko susidurti, kad Japonija visa yra apipinta tradicijomis ir jas labai puoselėja, tai labai sektinas pavyzdys. Taigi, mes žinome, kas yra arbatos gėrimo ceremonija, esame visi ragavę jų jautienos kobe, bet nieko negirdėjome apie imavarį. Imavarį tai yra tokia pati tradicijų ir kultūros samplaika rankšluosčių gamyboje. Iš kur kilo žodis imavarį? Imavarį tai yra miestas. Miestas, kuris yra vienas iš didžiausių, trečias pasaulyje pagal laivų gamybą, ir miestas, kuris yra meka rankšluosčių gamybos. Taigi Imavarį yra Japonijos miestas meka, kurioje yra 200 rankšluosčių gamyklų. Kuo ypatingi? Visų pirma, ten yra labai dėkingos sąlygos medvilnei augti. Ir yra labai daug šaltinių, upių, ir būtent šaltinio vanduo naudojamas medvilnės apdorojimui. Taigi žinome visos šeimininkės, jeigu mes gaminame ar agurkus, ar gamintojai gamina alų, vyną, yra vienas iš svarbiausių ingredientų vanduo. Taigi, Imavarį mieste naudojamas šaltinio vanduo medvilniai gaminti. Kodėl jie skiriasi ir kodėl juos taip pamilo? Dėl jų nepaprasto purumo. Ir aš jį pavadinčiau tiesiog, žinot, ne rankšluosčiu, o toksai medvilnės debesėlis, kurį norisi liesti. Tai japonai naudoja ypatingą verpimo technologiją, kur leidžia rankšluosčiui būti puriam tokiam kaip, man toks kaip medvilnės debesėlis. Tai va, bet taip pat išvystyta ir yra kultūra, Japonijoje yra kaip Prancūzijos someljė kursai, tai Japonijoje taip pat yra analogiškas kaip someljė kursas, 5 sekundžių taisyklė, ką reiškia yra geras kokybiškas rankšluostis. Taigi rankšluostis, kuris sugeria drėgmę totaliai nuo jūsų kūno ar iš indo per 5 sekundės. Ir tik tuomet toks rankšluostis skaitosi kokybiškas. Tai pabandžius tikrai norisi pasinerti kiekvieną rytą į tą medvilnės debesėlį. Ir jie papildomai yra sudrėkinti skvalenu, kad drėkintų papildomai odą ir apdoroti neigiamo sidabro jonais, kad nekauptų bakterijų. Tai mes išsirinkome 4 rūšis. Tai Supremo Premium, tai didžiausia tankį ir purumą turinti linija, Supremo pagrindinė linija, tokia pati kokybiška medvilnė, bet ne taip gausiai puri. Sento tai kūdikėlių, lėliukų ir pupuliukų laimė, antroji pusė yra padengta merliuku, yra labai nuostabų lėliuką suvystyti. Ir aišku, tiek vyrų pamėgta, tiek ir moterų pamėgta Imperial Blue. Imperial Blue ypatingai didelį tankį turi, labai purus. Ir kadangi medvilnė apdorojama šaltinio vandens, tai ir dažai labai savotiškai skirtingai pasisavinami. Tai ta Imperial Blue spalva tokia kaip dūminė. Tai ir pagrindinis klausimas būtų, kaip prižiūrėti. Prižiūrėti labai reikėtų paprastai. Tai kaip švelniuosius audinius, švelniųjų audinių skabimo principų. Aš vis dėlto vengiu džiovyklėje džiovinti, nes pastebėjau, kai dėl laiko trūkumo išdžiovinu džiovyklėje, tai šiek tiek gal tas pūkas susivelia. Tai būtų gerai džiovinti natūraliai. Tai labai kviečiu pasinerti į medvilnės debesėlį.